Tarp gluosnių, tarp liepų, tarp lauko gėlių, ar saulė, ar lietus, čia būna smagu. Netrūksta čia juoko, netrūksta dainų, nestinga gyvybės kieme Lieporių. Kiekviena diena, kiekviena akimirka nugula sieloje lyg kokioje saugykloje. Atmintis tai nuo ko nei pabėgsi, nei pasitrauksi. Kartais užtenka šešėlio bėgančio per pievą, muzikos, banalios kadaise girdėtos dainos motyvo, akmenuko vieškelyje, kad ta akimirka iškiltų iš pačios gelmės. Lieporių gimnazija. Tuomet 14 vidurinė įkurta 1975 metais. 1997 metais įamžinant Lieporių kaimą ir tuo pačiu vardu pavadinta naująjį mikrorajoną, mokykla pavadinta Lieporių vidurinė mokykla. Kalbininkas Kazimieras Būga kaimo pavadinimą kildino nuo žodžio liepa. Lieporių simbolis – 3 išskirtinės liepos, valstybės saugomas gamtos paveldo objektas, kurį prižiūrėti padeda ir gimnazijos bendruomenė. Liepos pasodintos abiturientų auga ir gimnazijos kieme. Jos nuo seno laikomos meilės, tvirtumo, vienybės simboliu ir auga kartu su gimnazija. Tiesa, aplink yra ir daugybė kitų medžių, kurie kasdien, nesvarbu koks bebūtų metų laikas, tarsi šnabžda: susidraugaukim, gaukim, aukim. Ir stovi senoliai medžiai šaknimis įsitvėrę į žemę, sėkleles išdalydami vėjui, o šis padūkelis žarsto jas į visas pasaulio puses. Pirmasis mokyklos vadovas Algimantas Miltenis, vadovavęs nuo įstaigos įkūrimo iki 1999 metų. Įamžinant atminimą, jo vardu pavadinta Gamtos mokslų laboratorija. Nuo 1999 metų įstaigai vadovauja Sigita Malinauskienė. 2009 metais mokykla tapo gimnazija, kuri turi savo himną, herbą, vėliavą, simbolį Lieporiuką, gimnazistai dėvi uniformas. Lieporių gimnazija yra puikus pasirinkimas ieškantiems modernios ir veržlios gimnazijos, kurioje galima ne tik įgyti tvirtus akademinius pagrindus, bet ir ugdyti savo kūrybiškumą, savarankiškumą, pažinti save ir atrasti savo stipriąsias puses. Gimnazija yra pasirinkusi išmaniųjų technologijų ir Europos kalbų kryptį, o pagal informacinių technologijų brandos egzamino rezultatus yra viena geriausių Respublikoje. Gimnazija tai gyvas organizmas, nuolat besivystantis ir judantis pirmin. Vieni jaunuoliai baigia mokyklą, kiti ateina į jų vietą ir taip jau pusę amžiaus žydinčių rugsėjų ir gegužių. Tačiau išlieka ir nesikeičia mokyklos tradicijos. Kai linksta jurginų galvos, žemė pasipuošia aukso spalva. Ir ateina brandos bei dvasios rimties metas. Mes sutinkam rugsėjo 1. Pirmąją savaitę vyksta pirmokų inauguracija. Jie priimami į gimnazistų tarpą ir gali parodyti savo ištvermę ir sumanumą dalyvaudami įvairiose rungtyse. Gimnazistai gražiai įsilieja į visą Šiaulių miesto bendruomenę. Mokytojai, jūs savo pavyzdžių kiekvieną mokote būti žmogumi. Tai, pasak Justino Marcinkevičiaus, aukščiausia pareiga. Kasmet mūsų gimnazija pražysta eilėmis ir muzika. Kasmet gruodį pradedame susikaupimu. Tad sušilkime visi prie žmogiškumo laužo. Ir tie, kurie linksmi, ir tie, kurie liūdni. Tegul šie žodžiai ištarti Advento pradžios rytą pasiekė kiekvieno žmogaus širdį ir švento kalėdų ryto pasitikti eikime tyra širdimi. Kiekvieną sausį į savo mokyklą tarp gluosnių, tarp liepų sugrįžta buvę mokiniai. Atrodytų tie patys ir tais pačiais takais, o iš tikrųjų kaskart kitokie.
Abiturientai tėveliams, mokytojams ir draugams šimtadienio šventėje dovanoja spektaklį. Pasak prancūzų rašytojo Gustavo Flaubero, sėkmė yra pasekmė, bet ji neturi būti tikslas. Mokytojai patiria daug prasmingų akimirkų ieškodami savosios sėkmės, o radę pasidalyja ir su kitais. Gimnazijoje kartais atsiranda papildoma klasė – tėvelių klasė. Gimnazistų tėveliai turintys noro ir galimybių sugrįžti į mokyklinį suolą dalyvauja įvairiose pamokose ir veiklose ir prisimena tą jaudulį patirtą sėdint mokyklos suole. Foje įsikūręs menininkų suolelis laukia visų, kurie neabejingi menui, piešiantys, tapantys, kuriantys prozą ir poeziją, svajojantys ir stebintys, skaitantys, grojantys ir dainuojantys, prisėdę ant suolelio savo kūrybą gali pasidalinti su kitais. Akiai ir širdžiai mielų kūrinių galima išvysti nuolat atidaromose parodose. Kūrėjo kelias – išskirtinis kelias, kuriuo pasak mūsų klasiko Maironio retai kas eiti gali. Džiaugiamės, kad gimnazija gali didžiuotis kuriančiais gimnazistais, kurie nebijo savo kūrybos džiaugsmais pasidalinti ir su visa bendruomenė. Jau tradicinė tapusi šventė Lieporių garbė, dar kitaip vadinama Žaliojo kilimo diena. Primena, kad laikas praeitin nusinešė dar vienus metus. Tai iškilmingas apdovanojimų vakaras, kuriame pasidžiaugiama pasiekimais ir padėkojama tiems bendruomenės nariams, kurie visus metus daugiausiai augo patys ir augino kitus, kurie ieškojo, siekė, įdėjo daug širdies ir energijos garsindami skambų Lieporių gimnazijos vardą mieste ir Respublikoje. Kiekvieną pavasarį, kada sužaliuoja medžiai, sodai pabala žiedais ir styro kaštonų žvakės, visa bendruomenė, gimnazistai, jų tėvai, seneliai ar kiti artimieji ir mokytojai susirenka į bendruomenės šventę. Tiesa, gimnazijoje tėvai lankosi nuolat, jie čia mokosi, šoka, dainuoja, groja, žaidžia, keliauja ir atlieka kilnius darbus. Gražiausių pavasario žiedų simfonijoje abiturientams skamba paskutinis skambutis, palydintis juos į gyvenimo kelią. Gimnazijoje galima ne tik gilinti anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų žinias, bet ir mokytis ispanų bei italų kalbų, o praktinius kalbėjimo įgūdžius tobulinti dalyvaujant įvairių tarptautinių projektų ir mainų programų veiklose užsienio šalyse. Ji dėl vykdomų tarptautinių projektų pripažinta tarptautiškiausia mokykla Lietuvoje. Veikloje dalyvauja visa bendruomenė – gimnazistai, mokytojai, tėvai. Tai ypatinga galimybė tobulinti užsienio kalbos vartojimo įgūdžius, susipažinti su kitų šalių kultūra ir žinoma susirasti naujų draugų, galbūt net visam gyvenimui. Gamtos mokslų paslaptis gimnazistai įmena šiuolaikinėse laboratorijose, kurių gimnazijoje yra ne viena. Pačios naujausios ir moderniausios įrengimą finansavo buvusi mokinė Roma Petkauskas, partnerė Jungtinių Amerikos valstijų teisės firmoje, verslininkė, filantropė, kuri yra ir kasmetinės premijos skiriamos geriausia metų abiturientui fundatorė. Informacija apie geriausių mokinių laimėjimus, pasiekimus yra saugoma gimnazijos muziejuje. Matuoti laiką pagal rugių žydėjimą ir laukų kvapą, pagal paukščių atsisveikinimą ir sugrįžimą.